Sveikinam atvažiavusi Punską, aišku, ne pirmą kartą pas mus ir šiandieną tokia konferencija išskirtinė, pirmą kartą naujoje bibliotekoje mūsų. Tai norėjom paklausti, tokia čia steigiamosios grupės jau čia tas susirinkimas, kuo ypatingas šis susitikimas? Jis ypatingas tuo, kad pasienio savivaldybės, kurios bendrus prioritetus, bendrus tikslus dėl darbų, kurie mūsų savivaldybių gyventojams yra svarbus, numatę prieš 6 metus, šiais metais susitinka dar kartą ir jau ne tam, kad planuotų, tam, kad pradėtų realius darbus, aptartų realius jau vykstančius projektus ir projektus, kuriuos mes visi kartu, visos pasienio savivaldybės, mūsų funkcinėje zonoje galėsime įgyvendinti. Kiek žinau, šis, sakysim, tai projektas yra išskirtinis dar ir tuo, kad, kaip sakyti, tai ne šiaip projektas, o tiesiog sukurta kaip institucija, kuri turi juridinio asmens netgi tokį statusą. Čia toks išskirtinis dalykas ar jau čia įprastai? Tai išskirtinis dalykas keliomis prasmėmis. Dėl to, kad Lietuva, Lenkija, ši funkcinė zona yra ta, kuri suteiks pagreitį mums dalyvaujant projektuose, sulaukti sėkmės. Tikėtina, kad pretenduojant ne tik į galimus tam tikrus finansinius nacionalinius šaltinius, bet visų pirma į ES, Europos komisijos įgyvendinamus, remiamus projektus ir nebejoju, kad dėka mūsų bendrystės, dėka šios funkcinės zonos, mūsų pasienis ir mūsų pasikeis iš esmės, paslaugos viešosios turės potencialą gerėti greičiau, ko tikrai kiekvienas savivaldybės vadovas nori ir siekia. Ir jeigu mes stebime turbūt Lenkijos, Vokietijos pasienį gražų, kur gyventojas dažnai net nejaučia skirtumo kirsdamas sieną, taip turbūt pas mus Lietuvos, Lenkijos pasienis dar šiek tiek turi matomą vizualinį ir kitokį skirtumą. Tai aš tikiu, kad mums sėkmingai dirbant, sėkmingai dalyvaujant projektuose, susitelkus, tos takoskyros skirtumo nebus nei vizualiai ir nebus viešosiose paslaugose ir gyventojas gyvenantis pasienyje jausis taip pat komforte, taip pat gerai, džiaugsis tokiamis pačiomis paslaugomis ir tokia pačia gera gyvenimo kokybė, kaip džiaugiasi didmiesčių gyventojai. O sakykit, paminėjot bendradarbiavimą, iš tikrųjų, nes ES visada pabrėžia, kad nori vis daugiau to bendravimo tarp šalių ir tarp institucijų. O Lazdijai, ar, kaip sakyt, gali jau pasigirti tokia, sakysim, ta istorija to bendradarbiavimo tarp šalių, Lazdijų ir Lenkijos savivaldybių, ar, nežinau, Lazdijų ir Punsko, sakysim, konkrečiai, jeigu mes čia esame? Tai Lazdijai tikrai labai sėkmingai dalyvauja Lietuva, Lenkija, Interreg projektuose ir dėka mūsų bendradarbiavimo su atskirom Lenkijos savivaldybėmis mes turime tikrai daug sėkmingų projektų, kurie sukuria atitinkamose savivaldybėse infrastruktūrą ir svarbiausia, kad suteikia platformą ir aplinkybės bendrauti žmonėmis, bendrauti kultūrinėse srityse, socialinėse srityse ir kitose. Tai bendravimas yra, bendradarbiavimas yra, jisai turi pagreitį. Kai susitelksime dar daugiau savivaldybių ir susitelksime vis labiau ir labiau šiame formate, mano manymu, tie projektai savo finansinių dydžių tikrai bus ilgainiui didesni, nuveikti galėsime daugiau ir būsime stipresni. Nes tiek teritoriškai, tiek diskusijų kontekste, tiek žmogiškųjų išteklių kontekste, tiek dalyvaujant tam tikruose projektuose, nebejoju, kad mes turėsime prioritetus. Ir paskutinis klausimas, galėtumėt gal paminėti kokį vieną kitą tokį konkretų dalyką, ką, sakysim, iš to bendradarbiavimo esate, Lazdijuose jau padarę, kad žmonės suprastų, nes tai projektai tokie labai bendrai taip skamba, kažkokių konkrečių įgyvendintų projektų. Projektai, kurie bendrai įgyvendinti, tarkim, galime kalbėti apie tai, kas tikrai pabaigta ir kas tikrai matoma, tai Lietuvos, Lenkijos Interreg tam tikri projektai, jie ne šios funkcinės zonos kontekste, bet tikrai Lietuvos, Lenkijos bendradarbiavimo kontekste, tai ir muziejų bendradarbiavimas, kas įgalina vienus ir kitus muziejus susitvarkyti infrastruktūrą, keistis mainais. Šiais metais įgyvendinsime projektą, kuris yra su mūsų ugdymo įstaigom, su konkrečiu darželiu susiję, taip pat infrastruktūra, keliai, kalbantys ančių maršrutai, turizmo takai,
bendras mūsų jau funkcinėje zonoje keliaujantis jotvingių kelias, nes mes turime bendras istorinės jungtis ir tas kelias jungia visas savivaldybės, visas, kurios šiandien sukeliavę atvykę čia. Ir tai tik tai maža dalis projektų, kuriuos mes jau galime sakyti, kad įgyvendinome ir džiaugiamės rezultatais. Aš tikiuosi, kad šios konferencijos, šios susitikimo pabaigoje mes galėsime pasidžiaugti ne tik tai tuo, ką turime ir turėsime artimoje ateityje, bet tikrai bent jau pradėsime, susitarsime, diskutuosime dėl vizijos, kurią įgyvendinsime ir pamažu bėgant metams ir tai džiaugiant mūsų visų savivaldybių gyventojus.